Labadiena, Mindaugas Čaplikas, Dangaužė Dubitynas. Nu va, žiūrėkite, kas darosi. Atvažiavau, pasižiūriu ir nei čia verk, nei čia juoktis. Vat bitininkė paskambino, sako, aviliai apvirtę. Sakau, ar visi? Sako, jo, visi. Vėjas kaip ir negalėjo nunešti visų. Tai galvoju, meška. Kaimynai sako, aviliai guli aukštinkojomis. Tai va, atvažiavau pasižiūrėti. Nu ir ką jūs manote, visi aviliai žiūriu aukštinkojomis. Toks įdomus vaizdas. Aš reikės, aišku, pasižiūrėti, bet lyg ir bitės kaip ir turėtų būti sveikos. Matau, aišku, dabar šalta, bitės kaip ir neskraidžioja, bet rėmeliai neišbarstyti, tai kaip ir turėtų pagal mane viskas būti tvarkoje. Va, tai įsivaizduokit, koks buvo stiprus vėjas, kad reiškiasi avilius net, tarčiau, šit pakėlė į orą ir turėjo apversti, vat, net kojos net, vat, išrautos. Čia va, kur buvo prie šitų pritvirtinta metalinių. Vat, ir kas įdomiausiai, aišku, dar vat, yra tokie bordiūrai. Ne bordiūrai, o tokie, tai parodysiu gal iš arčiau. Vat, nu, sakau, įdomus variantas, va, netgi vat, tokie vat, yra tokios va, plokštelės ir, aišku, jos net nepadėjo, nesulaikė. Tai tokia vieta, aišku, čia prie ežeriuko, ant kalniuko. Tai matyti toks didesnis vėjo gūsis kaip davė čia ir visus apvertė. Tai va dabar reikės, reiškia, aviliuką pritvirtinti su medvaršiais prie šitų plokštelių. Na ir manau, problema turėtų išsispręsti, bet sakau, dar taip nebuvo. Tai va toksai įdomus atsitikimas. Eisiu dabar, pakelsiu biteles visas. Ir sakau, man atrodo, kad su bitelėmis viskas turėtų būti gerai. Tai va. Aviliukai vietoj, bitelės veikos gyvos, kaip ir viskas tvarkoje. Tikiuosi, motinėlėm nieko neatsitiko. Manau, kad deda ir toliau. Vat, bitės aktyvios. Neskraidžioja, nes didelis vėjas ir dabar dar. Bet gyvos. Gal kokia viena kita išlysnė. O čia jos būriuojasi, matau, ir ten skleidžia garsą. Ne, tupi namuose. Šalta jom. Va, grįžta. Kelios į namus. Vat, tokie reikalai šito pavasario. Tai va, tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.